Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilyse koklinės krosnys buvo statomos bent jau nuo XIV amžiaus antrosios pusės. Renesansiniuose žemutinės pilies valdovų rūmuose koklinių krosnių statyba jau nuo XV amžiaus pradžios tapo mažne atskira meno rūšimi. Tyrinėtojai koklių meninėje išraiškoje skiria net kelias jų rūšis. Dažnai klausiama, kur kokliai buvo padaryti. Aiškiausiai į šį klausimą atsakė Adolfas Tautavičius. Panagrinėjus koklinių krosnių gamybos ypatumus paaiškėjo, kad koklinės krosnys pakankamai sudėtingos. Norint pastatyti tam tikro dydžio ir formos krosnį, reikėjo tiksliai nustatyto koklių skaičiaus. Sudužus vienam kokliui, reikėjo atsisakyti visos koklių eilės krosnyje. Tuo tarpu kokliai trapus, juos sunku saugiai vežti 100 kilometrų. Antra vertus, daug paaiškina ir tyrinėjimų metu rastas koklių brokas. Kasgi veš nekokybiškus koklius? Taigi nėra jokio pagrindo abejoti, koklius darė Vilniaus meistrai.